Labuką visiems. Šiandien šiek tiek iš kitos aplinkos, iš garažą. Buvo mintis prigavus laiką susitvarkyti garažą čia iki kol prasidės pilna žiema, nes gal reikės kas mašinai varyti. Bet matomai ne šiandien, nes sesė paprašė, kad padaryčiau lesyklėlę. Kadangi jinai yra senesnė už mane, modė vyresnis, jinai senesnė, tai, kaip aš galiu senesniam atsakyti. Tai žodžiu, prisižadėjau padaryti lesyklėlę, bet aišku, sesė kaip visada nei kokios idėjas, kaip tai turėtų atrodyti, nei kokią pagaliuką darė. Žodžiu. Tai čia pasiknysęs po savį radau visokių tokių likučių, mėginsiu kažką padaryti. O kaip čia gausis, nežinau. Pradžiai panaudosiu priekabą, kur buvom darę, tai buvo seniai bortai likę tenai jūrinė plokštė. Tai buvau neišmetęs, ant kampai nubalnuoti, bet šiaip manau turėtų būti gerai. Šiaip buvau galvojęs daryti iš OSB, buvau ir pas savį čia turėjęs OSB, tai iš OSB padaryta lesyklėlė. Kaime buvo iš OSB daryta lesyklėlė, tai porą metų tikrai laiką kainienka, o jeigu ten dar padažai, tai ir ilgiau laikys. Bet šį kartą pamėginsiu daryti iš jūrinės plokštės, kadangi vis tiek yra likučių, kaip ir nesugalvoju, kur daugiau jos dėti, o iš vieną kampą į kitą kampą kas kart perkelinė, tai biškiai erzintas dalyks. Tai, pradėsim daryti. Garažo tvarkymą teks biškiai atidėti nenumatytam laikotarpiui. Nes šiandien nebemanau, kad aš jau bespėsiu. Bet tai yra kaip yra. Bandom, žiūrėsim, kas čia gausis man. Tai, pradžią reikia pasidaryti vietas. Tas vietas darėms, kol kas tai taip. Iš vienos vietos sumeskime į kitą. Kiek čia man užteks nelabai.
Tuščiai šaudo. Nu, kažkaip taip. 6 metus gulėjo be darbo. Sunaudosiu pagaliau. Kas matė bulgarkę? O, tai gerai. Tai kaip taip? Kažkur ne ten pamačiau, ne ten nupjau. Sakau, kolik ilgesnis matau. Ai. Nesisek. Yra dar vienas. Reikia padaryti, kad vanduo išbėgtų. Nu ką, pakabinimo nereikia, nes ten turėtų dėti tą pačią vietą, kur buvo senoji, ten ant tokio medžio. Biškį nuvalyti. Ir kaip mano buvęs dėstytojas sakydavo, pusę miko. Vienintelis, ką čia šveisdams pagalvojau, kad trūks pagrindinį akcentą, kur būtų tikrai lesyklėliai. Aš kažkur turėjau. O, čia. Haha. Paukščiukam reikia panutūpti. Kaip geriau? Taip? Ar taip?
Na. Ir ką manot? Nu, žiūrėsim. Kaip ten paukštukai įvertins ar ne. Daugiau liktai nieko nereikia. Nebent įdėti lašinuką pakabinti kokį grandinėlę, bet jaučiu neturiu. Ir apseis. Niečio ko. Tai va, tokie va reikalai. Ties tuo turbūt ir šį trumpimetražinį tokį filmuką ir baigsim. Nežinau, tiks, netiks jum. Tiks, gal paleisim ir daugiau va tokių va, kažkokių vienokių ar kitokių, kol dabar prasideda, kaip sakant, žiemos sezons. Gal kažką tokią sugalvosim, o jeigu netiks, tada tik tai kiti filmukai išeis, jaučiu jau pavasarį, kai prasidės vėl naujas mūsų sezonas. Bet šiaip vis tiek visą žiemą kažkur kažką krapštysimės, tai galvoju, gal kokį nors iš ten, nežinau, 3 važiavimų į kaimą ar kažką tai sumesim kokį vieną. Arba kažką va tokį panašaus, kažko prireiks. Tai va. Šiai dienai iš mano pusės tiek. Susimatysim netolimoje ateityje. Sėkmės jums.